Vėlyvas labas vakaras visiems. Va, žiūriu aš į nuotrauką, kuri vaikšto po socialinius tinklus, po Facebooką. 3 gražuoliai stovi: Aurelijus Veryga, Ramūnas Karbauskis, Ignas Vėgėlė. Va, 3 politinės prostitucijas, laiko tortą ir vienu sąrašu eina į Seimą. Kas įdomu, mes prisimename visi tą Igno Vėgėlės kalbą, kurią jis pasakė kritiška Lietuvos administratoriams dėl tų perteklinių priemonių, kurias įvedinėjo dar visai neseniai Lietuvos administratoriai, bet tų visų perteklinių priemonių, visų tų drakoniškų įstatymų, visų tų vakcinacijų pradininkai buvo valstiečiai, tik vėliau atėjo konservatoriai. Ignas Vėgėlė juos kritikavo, bet dabar va sukirto rankomis ir va, kas jums yra politinė prostitucija. Jeigu žmonės Lietuvoje yra pigus, jūs labai lengva papirkti, davus kyšį, davus alaus butelį. Prisiminkime, kaip mes įstojame Europos Sąjungą, kabutėse įstojame, vieniems davė alaus butelį, kitiems šokoladuką, babūnėm davė miltelių pakelį. Ir va taip, įsivaizduokite, Lietuvos kryptis buvo pakeista, tiesiog pigiai papirko. Na ir va ta politinė prostitucija, ko norėti iš politinio elito, ir jie teisingai daro. Kodėl neiti į politiką, neiti į Seimą, kur galima pasitvarkyti savo reikalus, įtakoti politinius sprendimus, pasitvarkyti savo verslą, jei Lietuvos avys tik bliaubė ir yra visiškai neadekvačios ir faktiškai nuzombintos. Tos avys yra nuzombintos ir va čia Alė Ambrazaitė, mano Facebooko draugė, daro įrašą apie tai ir demaskuoja tokį klasikinį Igno Vėgėlės komentatorių, kuris rašo šitaip: Vėgėlės fanas savo puslapyje gyrė, čia Alė Ambrazaitė rašo, gyrė tenisininką Novak Djokovičių už principingą elgesį madingos ligos metu, už pasipriešinimą begaliniam leftistiniam spaudimui dėl skiepų atsisakymų, už tradicinės vertybės, santūrumą ir asmenybę žavėsi. Aš dedu patiktuką ir komentuoju: tokių žmonių žvaigždžių lyderių reta, kad bet kokiamis aplinkybėmis laikytųsi savo principų ir įsitikinimų. Lietuvoje tai iš vis turbūt nėra tokių. Na ir galvoju savo, toje atrašys, kad Ignas Vėgėlė va toks, bet nerašo, kad pavyzdžiui Žydrūnas Savickas yra toks. Bet tai labai retos išimtis. Tada aš jo klausiu, negi jo nėra Žydrūno Savicko Karbauskio sąraše. Ir atsako man Vėgėlės fanas: jokio Karbauskio sąrašo nėra, yra jungtinis Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos ir Igno Vėgėlės komandos sąrašas. Va šitaip, kad Ignas Vėgėlė prisijungė, susijungė su Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, tai absoliučiai neturi nieko bendro nei su Karbauskiu, nei su Veryga, nei su kitais covidiniais vakcinatoriais. Su kokiu ten, kabutėse, drąsiu antikovidiniu pranešimu Ignas Vėgėlė pelnė žmonių simpatijas ir kovotojų prieš sistemą etiketę. Na ir stovi 3 gražuoliai, laiko tortą ir va, jie toliau durylina žmonės. Ir tų avių yra tiek daug ir aš įsitikinęs, kad jie paims galbūt ir daugumą Seime. Visai čia gali būti, nes Seimo rinkimai tai ne prezidento rinkimai. Na, lygiai tokia pati situacija yra su taip vadinama taikos koalicija, į kurią įeina Puidoko krikščioniškos demokratijos partija, Žemaičių partija ir Viktoro Uspaskicho darbo partija. Visi jie susijungė į bendrą koaliciją, ją pavadino skambiai taikos koalicija, nors nieko jie bendro neturi su taika, apart tik tai ištransliuodami tas politinės juodasias technologijas, mes už taiką, nors visi Mindaugo Puidoko balsavimai, jis balsavo už visas rezoliucijas priešiškas mūsų kaimynams, jis balsavo ir prieš Lukašenką, ir už sankcijas Rusijos federacijai. Už viską, ką Lietuvos administratoriai, karo vanagai teikdavo balsuoti Seime, Mindaugas Puidokas keldavo tą rankytę. Dabar supratęs, kad šita
korta gali nepaeiti, keičia kailį po truputį ir pradėjo gėdoti socialiniuose tinkluose, kad jis yra už taiką. Kaip ir Erikas Pavlovičius, kuris neseniai čia užsiblokino, palikęs komentarą, o ką tu Vygantai siūlo, tik kritikuoji, ką aš galiu pasiūlyti, kad kai Lietuvos visuomenė yra labai pigi, prisiminkime ES stojimo referendumą, kiek daug nereikia tai Lietuvos aviai, kad pakeisti Lietuvos kryptį. Pijokams alaus butelys, babūniai kokiai skalbimo miltelių pakės, dar kai kam šokoladukas ir viskas. Ir Viktoras Uspaskichas teisingai daro, jeigu yra tiek daug durnų avių, tai kodėl neiti į Seimą, nepasitvarkyti savo verslo reikalų ir tai, kad kažką reikia avims duoti, kad jos bliauktų taip, kaip nori jų ganytojai, tai jis tai supranta ir davė va jums ledų, davė nemokamą selo koncertą ir visą tai jam atsipirks, kadangi jis yra protingas ir jis supranta, kaip yra daromi va tokie reikalai. Reikia kažką duoti ir daug avių sakytų man, kad Viktoras bent davė ledų ir koncerto, o ką davė mums konservai apart mokesčių ir ką tu su tokiais pasiginčysi. Avės jos yra avės ir tiesiog net neverta apie tai daugiau kalbėti, tiesiog Lietuvos visuomenė yra labai pigi, antiek nusipiginusi, antiek užzombinta, kad va užtenka tokių politinių akcijų ir aš įsitikinęs, kad 80% tie, kurie buvo tame koncerte, jau, jeigu jie ateis į Seimo rinkimus, jie prisimins tai, pasąmonėje įrašyta jų programa, taikos koalicija. Aišku, galbūt jie, čia tokios politinės technologijos, galbūt ir nebalsuotų už Puidoką, kuris, prisimenu, kada pateko pirmą kartą į Seimą, ką jis pirmą kartą padarė, tai nubėgo į surengtą Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoje vakarėlį, pavizginti uodegą prieš tą, pamiršau pavardę tos ambasadorės moters, pavizginti savo uodegą ir parodyti, koks aš būsiu ištikimas jūsų tarnas. Galite susirasti tą nuotrauką, jinai cirkuliuoja internete, aš net čia nekelsiu, nes apie jos šnekėti tai jau visiškai yra beviltiška. Kas tai, kaip ir jau aptariau, tos du sąrašus, Igno Vėgėlės ir Karbauskio bendras sąrašas, tai dedame mes didelį minusą, už juos balsuoti negalima, už taikos koaliciją balsuoti taip pat negalima, jie nėra jokia taikos koalicija, jie yra apgavikai, jie tiesiog yra apgavikai, manipuliatoriai ir niekas daugiau. Eduardo Vaitkaus ir Liaudies partijos sąrašas yra oficialiai nepaskelbtas, todėl kol kas aš nekomentuosiu, nors jau kalbėjau ne kartą ir apie Zigmą Vaišvilą, ir apie Mažvydą Misiūną, ir Eduardą Vaitkų, kurie taip pat pakeitė kailį, ypatingai Eduardas Vaitkus, jis susidėjo su sąjūdistu Zigmu Vaišvilą ir iš to jau užtenka, kad padaryti išvadą tie, kurie susideda su tais, kurie viską sugriovė. Susiraskite Zigmo Vaišvilos senus video įrašus, kuriuose jis klėdėjo, kad reikia uždaryti visas gamyklas, statytas TSRS laikais ir neva taip laikytis to žaliojo kurso. Tiesiog, nežinau, žmonės antiek yra naivus, komentaruose rašuose, jau reikia pamiršti, tai jau reikia eiti į priekį ir nieko tokio, jisai pasikeitė, jis bus dabar geras. Ir ką gali padaryti su tokiais naiviais žmonėm, ogi nieko. Taigi palaukime mes to sąrašo ir tada jį smulkiau galėsime aptarti. Na, taip pat paklausykime trumpą audio iškarpą, kurioje šiandien Vladimiras Putinas buvo išsikvietęs ir Šoigu, ir Belausovą, naują gynybos ministerijos ministrą.
ir generalinio štabo viršininką Gerasimovą, ir ką jie kalbėjo apie tai, kad ukrainiečiai pradėjo puolimą, įlindo giliau į Rusijos federacijos teritoriją, į Kursko sritį ir pridarė ten tikrai negerų dalykų. Gali būti, kad jų tikslas yra Kursko atominę elektrinę pasiekti, nes nuo sienos, Ukrainos, Rusijos federacijos sienos iki Kursko atominės elektrinės yra apie 100 km, 90 kažkur. Ir jeigu jie įsitvirtina pasienyje, atvežę savo tą sunkią techniką, sunkią artileriją, HIMARSus, jie laisvai gali apšaudyti Kursko atominę elektrinę ir padaryti rimtų reikalų. Todėl šiandien Vladimiras Putinas, reaguodamas į situaciją, įsikvietė jos ir paklausykite, ką kalbėjo Gerasimovas, generalinio štabo viršininkas Gerasimovas, kuris visada buvo Šoigu šestiorkė. Paklausykime. Прошу доложить ситуацию, которая складывается в Курской области по линии ваших ведомств. Начальник генерального штаба находится сейчас на одном из пунктов оперативного управления, доложит о видеосвязи, а затем Сергей Кужегедович расскажет о результатах своей поездки в Иран и в Азербайджан. Пожалуйста, Валерий Алексеевич. Товарищ Верховный Главнокомандующий, 5 часов 30 минут 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Судженского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Доклад закончен. Man tas pranešimas primena tuos Tarybų sąjungos laikus, kad kiekvienas laikraštis rašydavo iš kiekvieno hektaro priešinauta vis daugiau ir daugiau šieno ir iš kiekvienos karvės primelžta kiekvienais metais vis daugiau pieno. Lyg tai ta karvė kažkaip sugebėdavo vis daugiau ir daugiau kažkaip prigaminti to pieno. Na, tokia visiška demagogija. Ir kas įdomu, federaliniai kanalai iškirpo tik tai tą vietą, kur kalbėjo generalinio štabo viršininkas Gerasimovas. Ir jis ten pranešė Vladimirui Putinui, nors iš kūno kalbos toks man susidarė vaizdas, kad Putinas nelabai patenkintas buvo tuo pranešimu, bet čia tik tai mano subjektyvi nuomonė. Ir jis atraportavo, viskas tvarkoj, ten sunaikinta ir viskas bus tvarkoj, bet Rusijos Telegram kanalai, tie, kurie prisilaiko objektyvios informacijos, rašo visiškai kitaip, kad situacija iš tikrųjų rimta, yra 4 pasienio gyvenvietės pilnai užimtos Ukrainos armijos ir situacija iš tikrųjų yra rimta. Ir aš labai simpatizuoju naujam ministrui Belousovui, kuris pradėjo valymą gynybos ministerijoje, ir man iki šiol keista, kaip tas Gerasimovas yra dar nepašalintas, kuris buvo Šoigu šestiorka. Ir pats Šoigu sėdėjo tame posėdyje ir tiesiog visi socialiniai tinklai mirga nuo informacijos, nuo visų tų Belousovo valymų, kiek ten yra tų Šoigu pavaduotojų prisidirbę, kas ten mėsą nuo kareivių vogė, vietoj jautienos į tušonkę kišdavo kiaulieną, ir aukštų pareigūnų yra labai suimta nemažai.
Vis tiek Šoigu sėdė ir, aišku, būtų buvę įdomiau pasiklausyti, ką kalbėjo Belousovas, bet aš tos informacijos neradau ir yra kaip yra. Galiu tik padaryti išvadą, kad nuo Putino informacija yra, mano manimu, slepiama, jinai nėra objektyvi, bet, kaip sakoma, tai yra jų vidinis reikalas ir čia patarimų tikrai negali duoti. Vladimiras Putinas žino, ką jis daro, bet čia aš tik išsakiau savo subjektyvius tokius pastebėjimus ir mano nuomonė, be visuotinės karinės mobilizacijos Rusijoje tas karas tikrai ilgai dar, man rodos, tęsis, perauks į kitokias formas ir tai, kad ten rusai stumėsi po truputį į priekį Donbase, tai yra tiesa, bet kažkur atsiranda kažkokios tai skylės gynyboje ir ukrainiečiai laisvai pervažiavo Rusijos federacijos Ukrainos sieną ir smogė giliau į Rusijos federacijos teritoriją. Reiškia, nepakanka tų kareivių, 300 000, kiek ten yra tame fronte, frontas yra gana ilgas, virš 1000 kilometrų ir Putinas ir visas kitas Rusijos elitas kalba, kad visuotinės karinės mobilizacijos nereikia, viskas yra kontrolėje, viskas yra tvarkoj. Matyti jiems geriau žinoti, bet man atrodo, kad be visuotinės karinės mobilizacijos niekas tenais tokio reikiamo to proveržio aš kol kas nematau. Fronto linija yra panašiai ten, jeigu gerai, tie, kurie seka situaciją, pasižiūrėkite, kur buvo fronto linija prie Donecko prieš 2 metus ir kur yra dabar fronto linija prie Donecko ir pamatysite, kad labai nedaug yra pasistumta į priekį. Aišku, kitose frontuose yra daugiau tos sėkmės, bet realiai manau, kad tokie smūgiai, Ukrainos kariuomenės smūgiai į Rusijos gilumos teritoriją parodo, kad yra rimta problema pačioje Rusijoje ir žūsta civiliai. Kiekvienas tas toksai ukrainiečių armijos naėzdas ar dronų, tie tokie pasiskraidimai Rusijos teritorijai atneša civilių žūtis. Ir Rusijos elitas, matyt, sprendžia visiškai kitokios problemas. Galbūt jie turi daugiau informacijos ir aš kažkaip nesiimu jų kritikuoti. Manau, kad Belousovas po truputį padarys ten tvarką, tik man kažkaip keista, kaip jie viename tame posėdėje kartu su Gerasimovu ir Šoigu tenai sėdėjo, nors, kiek aš žinau, 2 viceministrai sėdė kalėjime, jau suimti Šoigu viceministrai, kurie buvo prisivogę tenais belekiek. Tai tiek šiam kartui, ačiū, kad išklausėte ir tada iki kitų kartų.